Nauja savaitė, nauji sidabro pirkinukai, tai pažiūrim, ką užsisakiau. Tai išleidau, iškart pasakysiu, 120 eurų. Tai užsisakiau 2 monetas. Tai visų pirma, matau, šviečia saldainiukas, tai būtų Zozolė. Atrodo štai šitaip. Juokauju, ačiū Eurodatą. Šį kartą iš jų užsisakiau, tai įdėjo saldainį. Tikrai ačiū. Tai ką, šokam prie įdomesnės dalies. Tai būtų pirmoji moneta. Australijos kengūra. Atrodo štai šitaip. Kita pusė atrodytų štai šitaip. Labai graži kengūra, labai populiari moneta. Tai šokam prie kitos monetos, tai būtų Nojaus arka. Irgi labai graži moneta. Viena pusė atrodo štai šitaip, šitaip blizga. Kitoji pusė atrodytų štai šitaip, Nojaus arka pavaizduota. Atrodo įspūdingai, storis toks. Tai užsidėjau pirštinės, kad galėčiau palyginti 2 monetas. Tai viena yra biški storesnė, čia yra Vienos filharmonija, o čia Nojaus arka, kurią užsisakiau šiandien, tai jos biški skiriasi, taip pat ir dydis biški skiriasi, bet abiejų svoris yra lygiai toks pat, tai po vieną ozą tai būtų 31,10 gramo. Mačiau, vienas klausė, kodėl nėra įlaminuotas šis luitas, tai čia nėra luitas, čia yra $1, skaitosi kaip moneta, tai vien dėl to nėra. Tai šiai dienai jau turim 5 monetas, iš viso gaunasi 150 gramų, tai jau po biškį judam link tikslo, tikrai smagu turėti, reikės įsigyti dėžutę jau greitų metu. Tai ačiū, kad žiūrėjai, einu viską susidėti maišiukus, kad būtų viskas tvarkinga ir nebūtų įbrėžimų, tai ačiū ir viso.